Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Gerai, o dabar metas tada keliauti prie mūsų rėmėjo rubrikos Krekenavos, kai norisi mėsos. Pasižiūrėsime vėl vieną iš playlistų epizodų, šiek tiek aptarsime, padarysime kažkokią reakciją ir keliausime toliau. Gerai, keliamės į netokią tolimą praeitį ir Vilniaus ryto rungtynės su Gargždais. Ir Kajus Briunkė šį sezoną tikrai tokių dėjimų ne vieną, ne du paserviravo. Ir iš esmės manęs Kajus Briunkė būtent tuo, sakyčiau, stebina. Ta prasme, aš jį įsiminiau iš Mažeikių kaip žaidėjo, kuris plečia aikštę, o tas jo fiziškumas, ta jo energija tikrai gerame lygyje šį metrytę. Jo, kažkuo primena Dustiną Slyvą, ne? Ta prasme, kad jisai yra metantis ketvirtas numeris, kuris žaidžia su didžiulė energija. Jie kažkiek kitokie, Slyva gal labiau fiziškas, labiau toks kamuolius imantis, bet o Brunkė toks gal labiau atviros aikštelės žaidėjas, va tokių pakirtimų, dėjimų specialistas, ne? Bet man imponuoja irgi, lygiai taip kaip Slyva, labai imponuoja ta energija ir jis iš tikrųjų iš tokio žaidėjo, kur turbūt šiaip girdėjau ir klube buvo daug abejojančių ir ten kraipančių galvą, kai jis buvo pasirašytas, įrodinėja, kad čia buvo geras sprendimas, nes tai yra pigus žaidėjas. Ir tikrai vienas tokių labiausiai pasiteisinusių legionierių. Ryte turbūt Hardingas būtų numeris 1, Brunkė numeris 2. Ir žinai, aš tokios energijos, tokio žaidimo, aš kažko panašaus tikėjausi iš Jacobo Wiley, iš esmės. Tai bus tas energijos žaidėjas, kur susirgalės, kur įkraus, kur dar kažką. Pradžiai kažkiek tas buvo, bet vėliau jis slopo, dabar Puerto Rike deginasi, postus rašo, o Kajus Briunkė taip visai netyčia, paslapčia, po žingsniuko taip ir užėmė, sakyčiau, šitas funkcijas, toks energijos žaidėjas, tai jo dėjimai, tai vien FIBA čempionų lygoje keli buvo tokie, kurie užkurio komandą, čia vat irgi vienas tokių epizodų, tai kaip ir visuomet galite keliauti į Krekenavos, kai norisi mėsos LKL dėjimų su mėsomis playlistą, ten pasižiūrėti ir senesnių epizodų, išsirinkti, kas jums labiausiai patinka. Oru sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos.